Sveiki visi, mes parodysim, radom dar vieną pastatą, o ten dar filmuoja draugas. Nu. Palauk, nenueik. Nu. Radom senovinį pastatą. Radom, bet... Radom, bet durys yra užrakintos, nežinia, kas ten yra. Taip, mes nieko nežinom. Tai yra avarinės būklės. Čia mano draugė, mes ir jau būtų filmuoju. Mums yra GoPro. Tai parodėm tą pastatą. Čia yra ir sovietinių laikų. Nu jau, gail, kad gal pabandysiu pažiūrėti, kas potom. Pabandysiu aš ką nors. Taip. Tau draugė, gal bandysiu pažiūrėti. Tuojamės. Yra visa problema, aš matau, čia yra jau, kaip sakant, aprūdėjusi. Reikia kažko tai, kas galėtų tą vidų panarplioti. Nu, ištraukti reikia kažko. Radau kažkokius akinius. Pabandysiu aš. Nežinau, kažkaip man taip atrodo, kad reikia su akiniais kažką. Nu, kažkaip reikia klupti. Taip, ne. Aš gal turiu savo žylę. Sakau, čia, o kas šiandien toks yra juodas? Kažkas juodo yra. Reikia pasižiūrėti. Va, turim savo žylę. Labai jie patekti. Pažiūrėkim. Savo žylę sako, daug galima atrakinti duris, kaip stalkeriam. Gal padėt gal mums savo žylę. Turėtų pavykti. Bet arba gali būti turi surūdėjusios. Jos ant tiek gerai surūdėjo. Tai jau ir viskas. Nu, pažiūrėsim, ar draugų pavyks. Bet turėtų pavykti. Čia beveik kažkoks laidas. Duris yra užrakintas, matosi, kad jau ko mes negalim patekti. Jau durų kaip yra užrakintas. Tuoj. Aš kažką bandysim, parodyti. Reikia kažko tokio. Geriau žmonės nelikti, geriau mūsų klausyti. Mes esame 20 ekspertai. Mes žinom viską gerai. Taip. Mums patinka tyrinėti. Taip, bet reikia, aš nesupratau, kur reikia kažko smailo. Nu, tikingai draugai sako, taigi, aš žinau, kokius turi būti. Ir aš savo draugą žinau, kažką mato geriau. Geriau padaryti, mes už žalių patekti. Tą pastatą. Jo. Mūsų yra pastatas. Irgi čia yra pastatas, iš kurių buvo ir gerandas. Ir matai, kad norim tą pastatą patekti. Taip, nežinau, kas čia toks buvo, čia gal koks varpelis, kas čia. Gal kažkas vėl buvo. Mes jums nežinome praeitį pastatą. Mums ir patiems įdomu. Tai gyvą mes tik sako. Mes patys nežinom, kas čia yra pastatą. O gal palikti per kitą pusę, ne? Per kitą pusę niekaip irgi. Ten visą per kitą pusę yra užmūryta žmonės. Mes dėlojomės. Mes nežinome viską. Taip. Mes parodyti vidų. Mes vėl neparodysime jums. Tik galim pažiūrėti šitą pusę. Arba reikia. Arba dar kažko reikia. Aš lengvai taip negaliu pasiduoti. Nu, man po to, kai jie mat viską iš apleistus vietos. Rankas valykit. Jo, valykit rankas, nes mes tai pasiėmė, tai plauksim rankas. Nu taip. Mes ir žinom, ką mes darome. Taip, žinom. Žinot, geriau neikit, jeigu vaikai jūs žiūrit, neikit bičiugų leidimų pastatą ir čiūt klausytis, dėlas eikit į tą pastatą. Mes esame jau saugę, mums ir daugiau metų. Mes jau nemažės, mes mokom, jo, nešam atsakomybę. Mes esame atsakomybę, mes rizikuojam su policija dar, mes rizikuojam policiją. Rizikuojam jo, su policija, su viskom. Mes rizikuojam viską. Nes yra tokių mažų vaikų, kurie mėgsta labai įlysti apleistas vietas. Ir trankyti, griauti langus, duris pardyti. Ir geriau nepakačiu, bet čia buvo eiti, čia geriau eiti, čia yra avarinės būklės ir dėl to mes ir jūs. Ne, tos duris labai gerai užtvirtintos yra, dar bet to ten aprūdėjo. Nu, dėl to yra žmonės. Mes ten nepalyvom mums tą pastatą patekti, mes čia pabaisim. Mes ir parodysim dar kažką. Gal daugiau nepažiūrėjau. Gerai, ate.